Žurnalistika yra profesija. Kažkas klaidingai mano, kad tai, reiškia, kažkoks gyvenimo būdas. Pamačiau, papasakau ir viskas. Kad suvoktume reiškinį iš įvairių pusių, tam reikia ir padirbėti, tiesą sakant. Turėti vieną nuomonę, antrą, trečią, pasirankyti. Vis tiek žurnalistikoje, kaip tu bežiūrėsi, turi rūpėti galutinis rezultatas tiesa. Įvaryti žmogų į kampą su žurnalistiniam technikom nėra sudėtinga. Tokių yra žurnalistų, kurie įvaro ir džiaugiasi. Trina Raizo, žiūrėkit, kaip aš gerai atrodžiau, įvariau jį į kampą, kaip jis durnai atrodė. Tai čia yra pradedančių ir jie galvoja, kad jeigu kietai atrodo, tai čia labai gerai buvo viskas. Aš rašydavau tekstus tyriamosios žurnalistikos reportažų pas televizijos teisininkus, 2 teisininkės. Sėdėdavo iš vienos pusės ir iš kitos ir žiūrėdavo, kaip aš rašau, kad nereikėtų eiti į teismą paskui. Gerai toks žodis čia bus, nes taip mačiau, reiškia. Jos sakydavo, ne, čia per aštrų žodis, dėl šito žodžio mes galim ten taip pat atsiversdavo žodyną, pažiūrėdavo, iš savo praktikos, kaip, reiškia, bylose vyksta, kiek konotacija žodžių ir kaip gali būti ištraktuota byloje ir visą kitą. Žurnalistika yra ypatingai graži kelionė per viską, žmonės, kurie sutinki savo kelyje, temos, kurios netikėtai nukrenta, visą kitą ir kokiu čia dar reikia svajonių tame, gyveni svajonė iš principo. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Mums kažkaip įdomus daug su pačiu pokalbių kampu, bet gal pradėti nuo tos bendrai žurnalistikos situacijos Lietuvoje, kaip jinai šiuo metu atrodo paties akimis, kiek jinai yra patobulėjusi arba gal nuėjusi kažkur netinkamą linkmę. Matai, žurnalistika pas mus visą laiką jauna yra. Kitaip sakant, prieš 30 metų, kai aš pradėjau dirbti, dar 90 metais ar 88. Ir aš tokiam jaučiu, kad mes visą laiką bandom atrasti kelią, kas mums yra žurnalistikui svarbu. Aš negaliu pasakyti, kad tada buvo geriau, dabar blogiau, dėl to, kad visą laiką mes ieškojom žurnalistai kokio nors žurnalistikos kelio. Nepaisant to, kad universitetuose dėstė, kaip turi atrodyti žurnalistika, bet verslas, aplinka ir tam tikros sąlygos visą laiką iškreipia žurnalistikos esmę. Dėl to, kad tada būdavo mums nesuprantama 90 metais, kaip gali vienas ir tas pats laikraštis spausdinti naujienas pirmose puslapiuose rimtas ir dar kokį nors priedą įkalti tenai gyvenimo būdo, žodžiu, visiškai geltonosios spaudos, reiškia, kokį nors apologetą tenai įvaryti. Dabar nesuprantama, kodėl dabar iš viso portaluose ten tuo pačiu šalia prezidento, oficialių naujienų, kokie nors skelbimai, kad Bunkė parduoda kokį savo turtą nekilnojamą ir taip toliau. Ir žurnalistikos samplaika rimtosios su geltonumu yra nuolatinė problema, mano akimis žiūrint. Antras dalykas, aš galėčiau taip sakyti, reiškia, visą laiką yra, mano akimis, mes neturim to labai aukšto lygio žurnalistikos. Kitaip sakant, tokia vidutinė. Nepaslaptis, kad protingoji visuomenės dalis, o tai yra žurnalistai visą laiką buvo tam tikra prasme įtampa tarp noro daryti komerciją ir žurnalistiką. Dažniausiai visą laiką būna labai sunku atsispirti, kad, čia tau kažkas siūlo, kažkas kažką nori prastumti, kokią nors temą, dar kažką. Tai žurnalistas turi būti labai atsparus visą laiką. To atsparumo visą laiką būdavo, kad praslysdavo, kas sugebėdavo. Todėl visą laiką yra dilema grynumo žurnalistikos. Taip, kad aš manau, kad per 30 metų mes nedaug kur pasistumėjom, tiesą sakant. Visą laiką tos pačios problemos, tos pačios žmonių ydos, tas pats profesionalumo kartais trūkumas, pataikavimas visuomenės skoniui arba visuomenės norams matyti, kiek laidų, kiek televizijų dirba geltonumui, kiek mes matome tų visų
žvaigždžių ir žvaigždučių, kurioms ten reikia dėmesio ir žurnalistai labai sėkmingai naudojasi tuo, reiškia. Taip, žiūrėkit, visas gyvenimo būdo laidos, kiek jų dabar priviso. Nu, ta prasme, žurnalistikos mažėja, tiesą sakant. O kai kalbam ir pats paminėjote apie tą aukšto lygio žurnalistiką, kuo charakterizuoti tokio aukšto lygio žurnalistiką? Darbu. Tai reiškia, kad nuosekliai renki faktus, tikrini šaltinius, šaltinis ne vienas, jų yra labai daug. Nu, žurnalistika yra profesija. Kažkas klaidingai mano, kad tai, reiškia, kažkoks gyvenimo būdas. Pamačiau, papasakau ir viskas. Ir tam, kad mes suvoktume reiškinį, žurnalistika tai yra reiškinių tam tikrų aprašymas ir atspindėjimas. Kad suvoktume reiškinį iš įvairių pusių, tam reikia ir padirbėti, tiesą sakant. Tai reiškia, turėti vieną nuomonę, antrą, trečią, pasirankyti. Nes, nėra taip daug to darbo įdedama, užtenka nuvažiuoti, ten paklausti vieną nuomonę, kiek feikų spausdinama visokiausių, čia gyva paskutiniai feikai ir tą netingi daryti ir politikai, ir visuomenininkai, reiškia, paskleisti informaciją kaip tikrą, žurnalistai nuolat nepatikrina ko nors, pasikabina kaip už tikrą pinigą. Nu, žodžiu, daug dalykų yra, kurie netitinka profesijos reikalavimų, kam čia reikia darbo daug. Atmintis gal trumpa dėl žmonių, dėl didelio srauto informacijos ir tai tuo galbūt irgi šiek tiek yra naudojamas. Nu, žmonių atmintis yra trumpa, o žurnalistai turėtų turėti ilgą atmintį. Tai vat, ir todėl čia irgi yra problema, kai mes kalbam apie žurnalistikos kokybę, kad vat, ne tik tai visuomenė kažką pamiršta, bet ir žurnalistai pamiršta. Žurnalistai turėtų nepamiršti arba stengtis prisiminti, ypatingai įvykius, kurie vyko Lietuvoje, ir žurnalistika vis tiek turėtų vesti visuomenę į priekį, šviesti ją. Mano akimis tai tokia tam tikra švietimo misija. Ir daugelis dalykų kartojasi istorijoje ir mes galėtume papasakot, kaip atrodė, pavyzdžiui, draudimo alkoholio. Mesgi turėjom, pavyzdžiui, sakykime, tos draudimus prieš N metų, dar 20 amžiui, sakykime, kai buvo uždrausta ten iki 10 negalėdavo įpirkti alkoholio. O kai kalbam apie šališkumą, nepriklausomumą ir tuos bandymus ar ne išorės veiksnių vis paveikti žurnalistą, kiek pačiam tenka visu to susidurti ir kokiam priemonėm tenka kovoti, bandant išlikti nešališku, nepriklausomu ir gal net nuo savęs kartais reikia atsiriboti, nes kaip žmogus juk vis tiek, kiekvienas turim tam tikrus įsitikinimus, matymus ir ateinam su tam tikrai išankstinė nuomonė į vieną ar kitą klausimą. Nu, kai vėl, žiūrint, kaip tu mastai ir kaip tu pateiki pats save klientams, su kuriais dirbi. Nu, visų pirma, pašnekovams, šaltiniams savo. Nu, mes kaip tiesioginio eterio, reiškia, vedėjai, tai kai kviečiame įvairias pusės, tai visą laiką yra pavojus simpatizuoti vienam ar kitam politikui. Bet jeigu žiūri į žurnalistiką kaip į profesiją, o profesija turi savo reikalavimus, tam tikrus visą laiką turi. Visą laiką stengiuosi su visais būti vienodai, nepaisant kokie mano santykiai yra su politikais, su žmonėmis, ten ar su kitais, ten kitų profesijų atstovus, esminiais. Aš įjungiu tą visą laiką profesinį dalyką ir jaučiu, kad dėl to daugiau pagarbos yra man, net ir tie, kurie manęs nemėgsta, bet jie supranta, pas jie ateisi, tai jisai neturi kažkokios tai iš ankstinės tokios, kad būtinai ten sudirbti arba būtinai, reiškia, kažkaip išaukštinti. To nėra visiškai. Mane įsijungia tie saugikliai automatiškai. Nežinau, man taip atrodo. O kalbant apie tą profesinio darbo satisfakciją, kur dabartinėme etape, kur jinai yra, kaip jinai pasireiškia, kas teikia malonumą darbe, kažkokiam tai rezultate, pasiekime, emocijoje, nežinau. Čia toks labai jau filosofinis klausimas yra, jeigu taip žiūrėti į hedonistinę pusę viso to. Nu, profesija yra profesija. Aš laiką sakau, kad nepersistengim čia su tais visais sparnuotom frazėm, reiškia, jeigu ten suradai patinkantį darbą, tai tipo, nuo pirmos dienos jau čia dirbti nereikia. Man visą tai kažkaip kvepia tokiu, nežinau, populizmu ar tokiu savęs įtikinėjimu, kad gal aš tada daryčiau čia tą darbą ne taip kokybiškai, gal čia malonumas, čia daugiau to malonumo, kad būtų. Nėra čia jokios satisfakcijos. Aš vėl sakau, grįžtu prie to, kad viskas yra amatas.
Ir amatas reikalauja pastangų, kad tai yra darbas, normalus, ne gyvenimo būdas, tai yra tiesiog profesija, kaip ir visos kitos, kuriuose tu turi norą tobulėti, o ne, reiškia, džiaugtis rezultatais kokiais, nors kartais žurnalistikoje rezultatai keistai pasireiškia. Tiesą sakant, dėl to, kad tu gali daryti laidą ten, sakykime, apie civilinį turto konfiskavimo įstatymą, kur ten reikia perskaityti krūvą kodeksų ir ten susodinsi advokatus, visokius politikus, sėdėsi ten valandą laiko, laužysi galvą ir bus rezultatas reitingas nulinis ir pasisodinsi selą. Niekam nesiruoši, šnekėsi apie niekus su juo ir bus ten reitingai, peržiūrų, bus milijonas dėl to, kad, taip, žinai. Aš mačiau labai daug žmonių, kurios, atrodo labai kaip čia, fainai atrodo jų profesija. Pavyzdžiui, dainininkai. Pavyzdžiui, Mamontovas ar koks nors. Atrodo, kai ant scenos stovi dainuoja. Bet aš mačiau, kaip jie nulipa nuo scenos, kiek ten įtampos, kiek ten to pasiruošimo yra, kiek streso. Lygiai taip pat ir žurnalistika. Visą tai yra, tu turi laiku pakliūti į laidą, turi visi susirinkti į laidą. Nuolat ten koks nors stresas, kas nors pamiršo, kas nors neatėjo. Pats kokiam kamštį užstrigai, eteris tiksi, tu supranti, kad tai todėl tai yra darbas. Ten, kad paskui labai po 10 000 ar 15 000 padarytų laidų, tu ten žiūrėtum, čia kokia tai labai pasisekė. Mes priprantam, gal čia labai, kai tu jaunas žmogus esi dar, kai tik tai pradedi, paskui tai yra amatas. Ir tu tai supranti, kad tai yra tavo profesija, iš kurios tu užsidirbi duoną ir tu turi daryti tai kiek įmanoma geriau, atlikti viską, ką turi atlikti ir tiek. O ten, kad labai dėl to šokinėtum iš džiaugsmo, dar į Žinių radiją, kai mes tik atėjom, visi klausė mūsų Rakauskas, Augustinas, Žinių radijos savininkas, jisai sakė, tingi dirbti, manęs klausė, sakau, tingiu, nes, galvoju, kaip atsakyti sąžiningai. Tai aišku, tingiu, o kas netingi dirbti? Tai jis tada, galvoju, po šito atsakymo bus dabar, vis tiek žmogus milijardierius, kažkaip tai tave, koks nors, nežinau, Maskas, tai turbūt atleidęs būtų iš karto, maždaug jeigu tingi. O jisai taip ramiai, žinai, išmintingas žmogus sako, o prisiverst gali? Sakau, galiu, tai tada okei, žinai, ir viskas, normalus pašnekėsis. Mes visi tingim dirbti, tik tai vieni gali prisiverst, o kiti negali prisiverst. Tai, iš tų, kuris gali. Kiek, čia labai tokį palėtėm tiesų, žmogišką pokalbį, turbūt be jokių užlankstimų, kiek pats pasigendat savo darbę tų tokių tiesių atsakymų ir kartais paprasto pokalbio, nes jūs turbūt jau matot, kada žmogus ginasi, kada jisai nepasako iki galo, kiek trūksta to ir kaip nueiti iki to tikro pokalbio paprasto apie tiesą. Tingiu, bet reikia prisiversti. Kaip yra dalis tokių, matai, vengimas atsakymo, tiesaus jis irgi yra tam tikra prasme atsakymas. O žmonės jie labai turi šeštą pojūtį, kai jie mato, kada išsisukinė. Tu niekada nesitikras, kad tą tiesų atsakymą gausi, ne visada jo ir reikia, tiesą sakant. Tai niekada tu nebūsi visą laiką su klausimu tokiu, tu gali įvaryti žmogų į kampą, kurį iš principo jisai nežinos ir atrodys kaip kvailys. Bet ir žinai, kai kurie moka išsisukti, kai kurie nemoka, bet man svarbiausia, kad žmogus bandytų būti sąžiningas kažkaip savo mąstymą. Man nepatinka žmonės, kurie, kaip čia pasakyti, kurie turi sveiką protą, bet elgiasi kaip bepročiai. Kartais. Tik dėl to, kad taip reikalauja politinė aplinka, nežinau, ten jų kolegos arba toks yra tokia sankloda šiai dienai. Kai aš matau kartais žmonės, kurie, sakykime, dirbtinai pradeda ne tai, kad meluot, bet vaidinti labai susirūpinęs tuo, ko nėra susirūpinę, vaidinti, arba kurti būtinai priešingą poziciją dėl to, kad taip reikia, nors mąsto kitaip. Man tada atrodo, kad, ką žinau, reiškia, aš stengiuosi tokiais atvejais vis dėlto išsiaiškinti, ar tikrai taip mąsto. Nes man yra svarbu, kad žmogus, jeigu turi sveiką protą, tai jis ir atsakinėtų kaip turintis sveiką protą, o ne dėl to, kad jis yra opozicijoje šiandien, arba pozicijoje ir jam taip reikia kalbėti. Nes aš labai daug matau žmonių, kurie užkuliuosiuose, reiškia, ir visiškai adekvatus, ir staiga, kai įsijungia kameros, jie visiškai kitaip kalba, absoliučiai, ir įjungia tokį
Tokį ryškę. Kitą programą įsijungia. Ne tai, kad kitą programą, bet, ta prasme, netgi piesė kitą visiškai. Ir savo charakterio savybės, kurių neturi įjungia, jeigu jis žmogus normalus, jisai bando būti agresyvus arba arogantiškas. Tai va šitoje vietoje tas, kai įjungiamas koks nors, reiškia, bėgis, o ne nuoširdžiai kalbamasi, nuoširdžiai žiūrima problema, man toks, atrodo, nežinau, aš už tai nelabai man patinka su tais politikais dažnai bendrauti, bet tu surandi vis tiek kažkokius kelius per daug laiko, per daug metų, tu bandai, aš irgi nesistengiu jungti tokio užpuolėjo, sakyk, aš bandau iš tikrųjų suprasti, kai jie pajaučia, kad, man vis dėlto rūpi, vis tiek žurnalistikoje, kaip tu bežiūrėsi, turi rūpėti galutinis rezultatas tiesa. Nes įvaryti žmogų į kampą su žurnalistiniam technikom nėra sudėtinga. Klausimus sukurti, sukonstruoti taip, kad ten žmogus pasimestų ir tokių yra žurnalistų, kurie įvaro ir džiaugiasi. Trina Razov, žiūrėkit, kaip aš gerai atrodžiau, įvariau jį į kampą, kaip jis durnai atrodė. Tai čia yra pradedančių. Tu vis tiek bandai, net tada, kai jisai bando išsisukinėti, nereikia nieko pult, reikia bandyti įtyrinėti, kitaip užeiti, iš kitos pusės, su kitokiu klausimu, suprasti, kodėl, kokia priežastis yra jo noro būtent taip sakyti, perklausti kitokiu klausimu. Nes visas tas procesas tyrinėjimo, jisai daug dalykų išduoda, kartais atsiranda labai įdomių paskui judesių pačiame pokalbyje, netikėtų, negu kad jeigu tik tai žmogus jaus, kad tu agresyviai prieš jį nusiteikęs, tu gausi žymiai mažiau reikšmingos informacijos, negu kad tu galbūt gausi tą informaciją, kuri tau, kaip tu konstruoji klausimą, bet aplink tai, nes visą laiką yra pasiekmė ir daug priežasčių, dėl ko ta pasiekmė atsitiko. Tai tu gausi, pasiekmės paaiškinimą, bet nesuprasi iš tikrųjų, kas už to stovi, kokios priežastys, dėl ko, kaip žmogus mąstė, priminėdamas tą sprendimą. Nes daugeliu atveju vienareikšmiškų tokių sprendimų mes matom tik sprendimus, bet mes niekada labai retai bandom suprasti, o kodėl jis buvo padarytas. Ir jeigu mes suprastume, kodėl buvo tas sprendimas padarytas, gal kitaip žiūrėtume į žmogų. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kalbant apie paties žurnalistikos karjerą ir gal buvo kažkokie lūžiai ar pokyčio etapai, virsmai pačiam, kuriais būtų galima pasidalinti ir kurie tikrai buvo reikšmingi pačiam ir juos prisimenat, kaip padariusius įtaką tam tikram vėlgi pasikeitimui. Aš nežinau, aš kažkaip tai manyčiau, kad mano žurnalistikos karjera yra gana tvari. Aš nestatau ant lūžių ir ten kažkokių nesėkmių ar ten pasiekimų. Ir tai yra gerai. Aš neatsiminčiau dabar kažko, kas galėtų būti, sakyčiau, wow. Ir gal dėl to, kad vis tiek, žurnalistai, tam tikrą prasme mes esam menininkai, kūrėjai, galbūt, taip, nežinau, bent jau man taip atrodo, norėtųsi taip suvokti save. Tai buvo visi periodai savotiškai įdomus, aš kūriau pokalbių laidas, aš kūriau tyriamąją žurnalistiką, nuo jos pradėjau Panoramai. Buvo 90-ieji metai, kuomet tave galėdavo labai ramiai susprogdinti už reportažus ir man ir grasino tą padaryti. Ir aš iš tikrųjų tada būdavo, kad ir mašiną laikai ten, žinai, kur nors aikštelį 2 savaitės nevažinėjai, kol kuri ir su šeima negyveni, kad, ko nors neįvyktų, nes, ramiai tą galėdavo padaryti. Aš atsimenu, kai kūrėm ten reportažą apie bitę GSM ir apie tai, kad ten Kauno banditai norėjo perimti mobilias telekomunikacijas į savo rankas. Aš tuo metu Panoramai kūriau reportažą, tai aš atsimenu, ten ir saugojo mane, ir su apsauga vežiojo, ir visą kitą, ir tu grįžti namo, ir koks krebždysys, arba ten po reportažo eini pasiimti mašinos, jau po 2 savaičių lendi po mašiną, žiūri, ar ne granatos kokios nors. Tai tas buvo laikas įdomus savotiškai, paskui prasidėjo pokalbių laidos, kurios tuo metu buvo kitokios negu dabar. Tada reikėdavo, kad būtų daug triukšmo, rėkimo ir muštynių, tai tada mes taip suvokėm žurnalistiką, kad ir galvojom, kad tai bus amžinai. Yra geras laikas Lietuvoje dėl to, kad nuolat vyksta virsmai, kurie mums patys neduoda ramiai gyventi. Mes iš principo
nereikia kažką sukurti ypatingo. Gyvenimas pats siūlo, kiekvieną dieną viskas nors vyksta. Blogiau būtų gyventi Norvegijoje kokiu nors, kur ten Hebrytė rašo, žurnalistai po pusę metų diskutuoja pirmose puslapiuose, kokiom padangom važinėti geriau, ten žeminiam ar demisezoniniam. Ir ten pirmose puslapiuose, ten po pusę metų vargsta žmonės. Nes nėra ką veikti, vyriausybė nesikeičia po 16 metų, nuotykių nėra, ten stabilumo fondas, trilijonas ir visa kita. Žodžiu, tai mums šitoj šaly gyvenant žurnalistams tikrai yra ką veikti, nes nuolat kas nors nutinka, nuolat kas nors prisišneka, nusišneka iš aukščiausio lygio veikėjų, tai tik tai spėti. Taip, kad kažkokių čia iššūkių per daug nereikia, pats gyvenimas yra savotiškas iššūkis Lietuvoje. O kaip ta nauja žurnalistų karta, kuri ateina iš švietimo sistemos, po truputėlį deda ar ne savo koją į šitą sektorių, kaip jie atrodo, kokių turi pozityvių... Jie atrodo taip pat, kaip visada atrodė visi. Kaip buvo jaunoji karta mūsų laikais, iš mano kurso iš 25 žmonių žurnalistais dirba gal 3 iki šiol. Kas nuėjo į merus. Taip kad, bet 3 tie, kas dirba, sakykime, laikau, kad pakankamai neblogai dirba. Tai lygiai taip pat yra dabar tik tai tiek, kad šiaip pati žurnalistika, jinai tapo tokia, kaip čia pasakyti, sunkiai suprantamas reiškinys, kas čia tais žurnalistais dirba. Visą laiką buvo ta problema. Ir prieš 20 metų sodindavo į žinių laidų vedėjus, ten greitai, tuoj tik ateina, duoda 3 reportažus padaryti, jisai ten nežino net mieste kur kas ir jau sodina įvesti žinių laidos ir tada tie akcentai, kai jisai skaito. Tekstas tai parašytas ant suflerį, jisai bėga. Bet supratimas, kur dėti loginius akcentus, yra toksai. Kas čia svarbiausia tame sakiny, neaišku. Kuri vieta? Nes žodžiai tai kaip ir visi vienodi, o mintis tai kažkokia yra, kur reikėtų labiau pareiškinti. Ir todėl dažnai būdavo, kad jaunimas jis tai nesupranta to paprasčiausiai. O tai nėra, kad pametam tą simbolišką 4 valdžios funkciją ir visus reikiamus parametrus šitos neformalios institucijos. Kaip čia pasakyti, 4 valdžia? Jinai yra, visų pirma, tegul būna. Čia nežinau, kas tai pakrikštijo, ar patys žurnalistai save, ar kas čia buvo, bet mes tą turim. Aš manau, kad valstybė būtų gerokai labiau išvogta, ištranžyrinta kaip nors ir žymiai būtų daugiau grupių, visokių nusikalstamų struktūrų, viso kito, žymiai daugiau korupcijos ir šešėlio ir viso kito, jeigu nebūtų žiniasklaidos. Akivaizdžiai. Nes žiniasklaida vis tiek jinai atlieka tą sarginio šuns vaidmenį tam tikrą prasme ir nemanau, kad bus čia praradimų, dėl to viskas kol kas tvarkoja su konkurencija žiniasklaidos, sakykime, aš manyčiau, kad tai, ką aš kalbėjau pradžioje apie kai kurios žurnalistų susitapatinimą su partija, visą kitą, tai irgi nėra kokia nors tendencija arba masinis reiškinys. Yra tokių, kuriems kažkodėl tai atleidžiama yra arba dėl jų kažkokio tai visuomeniškumo, bet tai irgi iki tam tikro laiko. Arba žiūrima pro pirštus į tokius dalykus. Bet mano gyvenime turbūt nutikė ir žurnalistikoje viskas, kas gali nutikti. O kas gali nutikti? Labai įdomu. Man gali. Tai mano gyvenime ir nutikė yra, ne tik tai, kad gali. Man tiesiog eterio metu numirė Seimo narys pas mane laidoj, tai ką dabar, Veselka Julius. Karsu Seimo narys, reiškia, atėjo į laidą ir tiesiog, šnekamės kaip su tavim dabar ir, jisai numiršta man tiesiog eterio metu, tai vyksta. Tai jau aš daugiau dar nežinau, kas gali. Lėktuvas dar gali įskristi koks nors galbūt, bet sunkiai čia jau. Tai yra filmai, žinai, ten mirtis tiesioginėme etery tokie, yra toks Hollywoodo actionas kažkoks ten, žinai. Tai aš galvoju, kad aš galėčiau pardavinėti scenarijus Hollywoodui dėl to, kad aš tikrai žinau, kaip atrodo mirtis tiesioginėme etery, o net scenaristų parašyta, ir ką jaučia vedėjas, ką jisai mąsto tuo metu. Koks jo būna dialogas su pačiu savimi, ką toliau dar galvoji daryti, kaip čia eterį nutraukti, kaip čia baigti, ką sakyti, daryti. Kokios mintis sukosi? Diktinis kvėpavimas ar nedaug, kam iš čia dabar. Mintis tokios, kurios sunku ir prisiminti, tiesą sakant. Bet matai, kad tam tikrą prasme
kaip ateina mirtis ir jinai pasiima žmogų, nepalikdama jam jokių šansų. Nu, kartais tu matai, tu lauki, tu ten, žinai, kažkas artimuosius, bet tu dažnai būni jau suvoki, kad tai bus ir taip toliau. O čia tu suvoki, kad jinai atėjo, pasiėmė, nepaliko jokio šanso, reiškia, ir išėjo. Ir tu jau suvoki ne tada, kai žmogus numirė. Nes pats mirimo procesas vyko gal ten gana ilgai, ten 40 minučių gyvena, bet tu suvoki iš pirmųjų 3 sekundžių, kad žmogus nebegyvens, nors jo nenutrenkė sunkvežimis joks. Nu, žinai, ten pervažiuoja traukinys per žmogų, nu, tu daugmaž jau tavo smegenys sako, kad iš principo tai jau viskas. Nu. Bet čia tugi nežinai, jis tiesiog, vat, jam pasidarė blogą ir viskas. Ir tu tada suvoki dalykus, kad pagal tai, kaip ten viskas atrodė už kadro arba šalia, kad tai yra žymiai daugiau negu kad tik tai va, tas buvo, kad šansų čia nebuvo. Tai va, tai įspūdinga, bet tai atskiros laidos arba atskiro pasakojimo galima tiesiog kartais, gal kada nors parašysiu. Aš mačiau to. Yeah. Žurnalistai labai būna daugelio įvykių liudytojai, ar ne, tam tikrų situacijų, reikšmingų pokyčių valstybėje, kas įsiminė pačiam per ne vieną mūsų nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį, kur teko turėti eterį, rašyti, kalbinti žmogų, kokie tie įvykiai buvo, kurie... Jau žurnalistikoje buvo, kai sausio 13-osios įvykiai buvo visi, tai matyt, tai svarbiausia yra, kaip žiūrėsi, nu, turbūt visos datos pasaulio vienaip ar kitaip susijusios su šalies, valstybės nepriklausomybės kovom, mes visą laiką, pilietinis karas, kažkas Jungtinėse valstijose, dar kažką, tai aišku, sausio 13-oji nepriklausomybės dalykai visi, turbūt buvimas tame ir buvimas nuolatinėme valstybės kūrimosi procesuose, kaip buvo gimdomi aktai įvairiausi, įstatymai, visa kita. Tai yra man labai svarbu, dėl to, kad aš tikrai galiu, nu, buvau ne šiaip stebėtojas, bet dalyvavau turbūt ir diskusijose, kaip gimė pamatai valstybės. Dėl to, kad, nu, tu tiesiog girdi visus šaltinius, kurie vienaip ar kitaip diskutuoja apie tai, kaip atrodys mūsų valstybė. Tai tas yra labai svarbu, man atrodo. Svarbus yra periodas, aišku, mūsų demokratėjimo, mūsų pasitraukimo iš galbūt mažėjimo to tokio banditizmo, to tokio, kaip sakyt. O dar buvo užsiminimas apie pokalbio pradžioje apie tą tyriamosios žurnalistikos laikotarpį, ar ne? Kiek jis pačiam svarbus, ar vis dar įdomus ir galbūt prie jo kažkada norėsis sugrįžti? Man jis yra labai įdomus. Bet jis yra labai sunkus žanras. Iš tikrųjų, tyriamoji žurnalistika yra labai sunkus žanras. Ir aš ten, aišku, negalėčiau sakyti, kad kažkaip tai dabar tas palengvėjo darbas tyriamosios žurnalistikos, bet tada, kai mes darydom, tai visai kitaip reikėdavo šaltinius prikalbinti ir tada reikėdavo gauti ir dokumentus, ir popierius visokius, ir visa kita. Dabar kartais užtenka tik šnekų, bet, nu, nežinau, čia irgi vėlgi priklauso nuo proceso, kaip tu stengiesi. Aš rašydavau tekstus tyriamosios žurnalistikos reportažų pas televizijos teisininkus, 2 teisininkės. Sėdėdavo iš vienos pusės ir iš kitos ir žiūrėdavo, kaip aš rašau, kad nereikėtų eiti į teismą paskui ten. Tai į ten, gerai toks žodis čia bus, nes nu, taip mačiau, reiškinį. Ir taip toliau. Nu, jos sakydavo, ne, čia per aštrų žodis, dėl šito žodžio mes galim ten taip pat atsiversdavo žodyną, pažiūrėdavo, nu, iš savo praktikos, kaip, reiškia, bylose vyksta, kiek konotacija žodžių ir kaip gali būti ištraktuota byloje ir visą kitą. Tai taip sėdėdavau, kad nepakliūčiau kur nors, nes tengi iš tikrųjų būdavo, aš darydavau apie pinigų vogimą, apie, pavyzdžiui, kokius nors valstybinius kreditus, kuriuos gaudavo bankai, atiduodavo kokiems nors savo žentams, ten banko valdybos pirmininkas vienas perpumpavo pinigus, reiškia, smulkiam verslui kredituoti. O ką davė? O iš tikrųjų, tyriamoji žurnalistika visą laiką duoda suvokimą dėl to, kad, nu, tai vis dėlto tai yra, sakykime, žurnalistikos yra
tokie jau, galbūt reikėtų pasakyti, top žanras, kuris jau ten aukščiausias lygis, kuomet tu iš tikrųjų suvoki, kad vaikštai peilio ašmenimis ir kad tu ir darai, kad tas išėjimas į eterį su tokia žurnalistika, su straipsniu, jisai nebus taip, paskaičiau, čia neįdomu. Jisai turi kelt emociją, nes tai visą laiką dalykai, kurie yra balanso ribos tarp bylos, teismo, nusikaltimo ir daugelio dalykų. Ir čia visą laiką tu tikiesi, kad reakcija netgi ne iš tų skaitytojų, o bus iš dalyvių, reiškia, žurnalistikos tos, iš tų personažų, apie kuriuos tu rašai, nes, ar jie ginsis, ar ką jie darys, ar jie pasiduos ir sakys, atiduos viską, atsiprašau, ką pavogiau, reiškia. Tai čia, todėl, tu visą laiką turi maksimaliai dirbti ant tokios ribos, kad tiek tikrinti viską, tiek kartų pertikrinti. Tai davė tam tikrą prasme suvokimą, kaip daroma žurnalistika ir tam tikrą kruopštumo lygį. Įgūdžiai. Arba apmąstymo lygį tam tikrą. Kaip reikia konstruoti sakinį, mintį, ieškojimą, idėją, kad tu gautų maksimalų rezultatą. Ne šiaip sau papasakot, ką matau už lango. Pasakot, ką matau už lango yra lengva, bet papasakot apie tai, kas nesimato už lango, o reikia. Daug sunkiau. O kokių planų dar pats turit? Kokių svajonių šitoj profesijai? Žmonės, kurie sutinki savo kelyje, temos, kurios netikėtai nukrenta, visa kita. Ir kokiu čia dar reikia svajonių tame? Gyveni svajonė iš principo. Tai aš nežinau, man atrodo, kad mokėti džiaugtis pasauliu ir ne tik čia žurnalistikoje, bet kuriam žmogui. Ramiai savo. Daug nereikia. Piliečiui. Ką pats įdomaus skaitot paskutiniu metu? Kokios sritys yra įdomas kaip žmogui? Aš nuolat, kad nors tobulinu kokias nors savo žinias. Aš turiu savo sritis, kurios man patinka. Aš skaitau religijų istoriją. Šiaip nuolat. Kažkaip tai bandau vis... Ką ten atrast pavyksta? Religijų istoriją atrasti visą laiką galima ką nors. Mano akimis žiūrint, suvokiant religijų istoriją gerai, išsistudijavus, gali suvokti reiškinius, kurie vyksta dabar. Nes pirma, kas vyksta su tauta, tai vyksta religija su ja. Kokius žmonės turi papročius, net jeigu jie ir nereligingi. Žinai, gali būti lietuvių, sakykime, ten būti 30 procentų katalikai, bet vis tiek ten Velykas, Kalėdas, švęsti, kartais nesuprasdami dėl ko ir kas ten buvo. Tai per religiją daugelis papročių, kurie atėjo į tautas, jas charakterizuoja. Neužtenka, aš sakau, jeigu marsiečiai nusileistų kur nors Zujūnuose, kur aš gyvenu, ir ten pavaikštų, ten po tas apylinkes, mažai ką suprastų apie lietuvį. Nes lygiai taip pat nusileidęs į Latviją, jisai sakytų, koks čia, panašus, kad tas pats, aiškiai, nelabai čia mes. Bet jeigu jis suprastų istoriją ir religiją ir mūsų virsmus visus, tada galima suprasti, kodėl taip vyko, kodėl jie taip mąsto, ko iš jų galima tikėtis. Tai iš kinų žmonės labai daug, mes naratyvų matom, aišku, apie Kiniją, visą kitą, bet ten nėra visko. Budizmo, konfucionizmo, daoizmo, daug dalykų, kur ten visos tos mokyklos paplitusios po visą pasaulį. Ir kai tu žinai, kaip valstybė kūrėsi 7000 metų, kokie jos buvo, reiškia, kaip ten atrodo žmonės, taip toliau, tai, gali ten truputėlį tos naratyvus pakoreguoti kitaip. Ir daug. Tai ir Azijoje tokių valstybių yra, ir vakaruose labai daug valstybių yra, kurios turi savo. Ir man tas patinka, suprasti, ne tik tai pati religija, bet, pavyzdžiui, laidojimo tradicijos, vėlgi, tai ir jūsų religija susiję. Kaip žmonės žiūri į savo mirusiuosius, kaip į daugelį dalykų, tada
tada tau lengviau suprasti, kodėl taip žmonės mąsto, kokie santykiai tarp vienų ir kitų, kas gali nutikti su jais, kaip jie reaguos į vieną ar kitą dalyką. Nu, žiūrėk, Korano plėšimas iki ko daina arba ten deginimas. Tavo prasme, tai. Ir mes kartais to neįvertinam. Ir kai tu gali tą įvertinti, tai yra labai gerai. Man tas įdomu visą laiką. Man patinka religijų sinkretizmas, man patinka, pavyzdžiui, skaityti, kaip Dalai Lama mąsto, pavyzdžiui, sakykime, kaip jisai mato budizmo ir krikščionybės santykį, kokius panašumus. Kaip mes labai tikiai manom, kad musulmonai ten krikščionys kaip nors labai skiriasi, bet jeigu ten pasižiūrėti į, sakykime, daugelį dalykų, tai nėra, ten neturėtų būti baimių kažkokių, tai visą kitą. Mes kartais demonizuojam tautas, kurių nereikėtų. Pasaulį dėl to matom baisesnį, negu jis yra iš tikrųjų. Tai čia mano tyrinėjimo sritis yra tokia hobio lygmenyje. Aš nesakau, kad aš esu kažkoks profesionalas, nes tai visas religijas tyrinėjant yra profesionalu neįmanoma tapti. Tik vienoj gal ir tai. Bet reiškinių suvokimas padaro pasaulį ir suvokimą įdomesnį tokiu. Tai toks. O jei palinkėt pradedančiam žurnalistui dabar keletą dalykų reiktų pabaigai, kokių dalykų ir idėjų? Pradedančiam žurnalistui. Pradedančiam žurnalistui palinkėčiau. Ne, iš tikrųjų, sėkmė yra kaip ilgai ir kaip kokybiškai dirbsis, priklauso nuo to, kiek įdėsi pastangų į viską, kas yra be to, kas susijęs su tiesioginiu darbu. Norint, mums kartais, mes matom, iš tikrųjų, gal tai vyresnė karta čia netrodytų kaip koks, aišku, čia priekaištai, bet mes kažkaip, gal mums pasisekė, nes mus vertė skaityti labai daug. Mes ten praėjom universitetus, kur ten turėjom dėstytoją Paviljoninį, kuri ten dėstė vakarų Europos literatūrą, kur turėjai ten perskaityti ją, bet to aš augau to laiku, kai nebuvo teliko, interneto ir ten iš vis nieko. Ir mano tėvai turėjo biblioteką ir ten kokį nors ten Alberto Moraviją ar kokį nors ten nežinau, Viljamą Tikirėjų, Kvabo, aš jau perskaičiau 10 metų būdamas. Ir ten, sakykime, ir tas skaitimo įgūdžiai visi ir taip toliau, jie buvo labai svarbus dabar, reiškinių suvokimų. Tai daugiau ar mažiau, bet jie svarbus. Jie, jeigu neiliustruoja tavęs kaip ten kokio nors erudito, dėl to, kad čia, iki to čia skambų žodžiai, bet jie bent jau leidžia tau pagaliau formuluoti klausimą kažkaip kitaip negu kad, nes tu kažkur girdėjai, kažkokių knygų išskaitai, kad kažkur matei, kad ten apie tą reiškinį taip žmonės kalba. Jeigu tu skaitai Sokratą ir ten kokį nors, ar Platono, kokius nors dalykus, tu vis tiek, tu jeigu nebūtinai sutinki su visko, nes tai buvo prieš ten porą tūkstančių metų vis tie jų šnekėjimai apie valstybę, tai juokingai ten atrodyti. Dabar, aišku, tai kaip klasika pateikinėjama, bet niekas nenorėtų gyventi Platono valstybėje greičiausiai. Nes tai, ir šioks toks išsilavinimas, jisai visą laiką verčia tave kontrargumentuoti. Nepriimti pašnekovo pasakymo kaip gryną pinigą, dėl to, kad pašnekovo dažnai klaidingai įsitikinė. Ir žurnalistikos kokybė priklauso nuo to, kaip mes per savo filtrą perleidžiam jo atsakymą. Jeigu jisai meluoja, o mes nejaučiam to, arba jisai sako netiesą, nežinau, staiga sakys, taigi Rusijoje demokratiniai tie rinkimai vyksta, taigi ten ir tu tai praleidi, tai dalis žiūrovų dar labiau suklaidinti lieka, nes jie mano, kad jeigu vedėjas laidos praleido tokį atsakymą, reiškia, jam tiko. Ir aš tokių matau laidų, kur ten būna, kur ne visai, reiškia, tos srities žmonės, kurie ten kartais daro gyvenimo būdo laidas, taiga jėmasi politinių temų, jiems akis meluoja, kadangi jie neturi informacijos arba su jie nesusidūrė, laisvai karpa ausim, reiškia, o auditorija
ir gana milžiniškai, jie galvoja, nu, reiškia, viskas ok, vedėjai suėjo, jisai pritarė, tai puiku, reiškia, taip ir yra tada, nes, nu, tu legitimizuoji atsakymą tam tikrą prasme. Reiškia, tai įsilavinimas tavo sugebėjimas, reiškia, kažkaip arba, nu, jeigu ir neturi, bet abejoti, arba, nu, čia jau yra vietoj suabejoti atsakymu, nes nu, kartais labai rėžiausi. Nebūtinai tu ten turi ir negali būti visų sričių žinovas, bet nu, kartais norisi perpatikrinti, pala, iš naujo grįžtam nuo pradžių. Kaip čia buvo pasakyta, abejojimas, įsakyta, nu, tai čia yra pagrindiniai dalykai. Ir aš sakau, žurnalistikų, kaip ir bet kurioje srityje, patirtis, 10 metų patirtis ateina per 10 metų, 15 per 15 ir taip toliau. Ir asas, tu nebūsi čia nuo pirmos minutės, net jeigu tu būsi labai išsilavinęs. Vis tiek nebūsi asas. Ir nereikia stengtis, reikia nuosekliai eiti, reikia mes klys žmonės jauni savo klaidų darys įvairiausių. Darys, kaip jūs čia pralošinėsit, išlošinėsit bylas, suprasit dėl ko, suprasit kiekvieną kartą, ką padarėt ne taip, mokysitės iš savo išsvetimų klaidų, visai kitą, bet reikia mokyti. Reikia bandyti, kad vat, kiekvienas veiksmas būtų apmąstytas ir suvokti, ką galima kokias išvadas padaryti, tada bus gerai, nebijoti klysti, nes niekada čia tobulų kažkokių ypatingai nebūna. Tai toks tas kelias yra. Ir visą laiką suvokti dar vieną dalyką, kad niekada, o mes gyvenam tokio visuomeniai, kad mums labai svarbus yra pajamos, tikslai, pinigai, milijonai, kad jie niekada nebyra ir niekada nebus greitai. Kad jeigu nori kažką užsidirbti, tai turės praeiti dešimtmetis vienas kitas, kad pradėtų vykti su tavim procesai, kurie vadinasi duoda rezultatą. Tai jeigu tu nepasiruošęs, tai ką žinau, bet visur bus taip. Nebent loterijos bilietas pasitaikys laimingas. O šiaip visur kitur teks dėja. Lietuva yra šalis, kurioje reikia visiems dirbti, vienaip ar kitaip. Raigardai, noriu padėkoti visos mūsų komandos vardu, kolektyvo vardu, kad radot laiko atvykti, pasidalinti mintim ir linkim sėkmės, emocinio kapitalo, tolesnio smalsumo ir didžiausios sėkmės. Ačiū. Naujam rudens sezone. Dėkui jums, dėkui komandai visai, čia gausiai susirinkusiai. Ir jums taip pat sėkmės, darant kitus podcastus. Ačiū.